Tai sveiki prisijungę į informacinę valandą, skirtą gvildenti nevyriausybiniam sektoriui aktualius klausimus. Ir šiandien Atviros Lietuvos fondas kviečia Jūs į valandos trukmės kelionę, kurią skirsime pažinti įrankiui, dirbtinio intelekto įrankiui. Dirbtinis intelektas jau nebėra tolimos ateities vizija, bet mūsų supanti realybė, su kuria daugiau ar mažiau susiduriame kiekvienas. Bet tikriausiai mūsų įdomiausia ne pati technologija, kad ir kokia jinai įspūdinga būtų, bet kaip ji gali pasitarnauti nevyriausybiniam sektoriui kasdienime darbe, kuriant socialinį pokytį. Ir tikrai tikiu, kad šis klausimas yra aktualus daugeliui iš jūsų. Tą matėme ir iš didelio susidomėjimo šiuo renginiu. O mūsų šiandien kelionę lydės šios temos ekspertė, lektorė Aurelija Žilionytė, kuri yra YAI edukacijų programos vadovė, sukaupusi daugiau nei 7 metų patirtį technologijų mokymo, mentorystės, edukacijų, dirbtuvių vedimo srityse. Ir Aurelija yra tas žmogus, kuris gali aiškiai paprastai pristatyti, kaip pradėti naudoti dirbtinį intelektą ir kaip pasitelkti jį, kuriant vaizdą, galbūt audio, tekstą. Ir galbūt kaip ši priemonė gali padėti sutaupyti komandos laiką, resursus, jėgas ir kaip dirbtinį intelektą naudoti saugiai ir tikslingai. Kviečiam komentaruose drąsiai rašyti visus jūs dominančius klausimus, tiek susijusius su jūsų organizacijos veikla, tiek ir bendresnio pobūdžio. O šito susitikimo gale Aurelija juos atsakys. Tai dėkojame, kad šiandien skiriate laiko mokytis ir tobulėti ir nieko nelaukdama perduodu žodį Aurelijai. Ačiū. Ačiū labai, Ieva, ir sveiki visi, kurie prisijungia ir kuriems įdomi tema dirbtinis intelektas. Ir mes šiandien jau kalbėsim, kaip dirbtinį intelektą galima būtų pritaikyti NVO darbe. Bet aišku, pati pradžia prieš kalbant apie tai, kaip pritaikyti, turbūt visą laiką, bet kokią sritį, kai nagrinėjam, svarbu suprasti, kaip tas sritis veikia ir kas jinai tokia yra ir kokias galimybės turi. Tai iškart startuoju savo pranešimą. Tai klausimas būtų galbūt toks retorinis kiekvienam, galite savo viduje pagalvoti, kaip pasaulį keičia dirbtinis intelektas. Kaip jūs manote, kaip jūs galvojate, kaip jisai keičiamas. Ir čia iš karto jums rodau statistiką tokią, kur mes matuojame kiekvieno tokio technologinio įrankio, iš kurių čia sąrašo daug tikrai žinome. Ir matavimas yra toks, kur žiūrime, kaip kiekviena technologija pasiekia 100 milijonų vartotojų. Tai jeigu mūsų žinomas, pavyzdžiui, Instagram arba Facebook turi metus laiko skaičiuojam, kad pasiekėm 100 milijonų vartotojų, 4,5 metai, 2,5, tai aišku, TikTokas labai žinomas irgi ir jis pasiekė per 9 mėnesius, o toks ChatGPT pasirodo ir per 2 mėnesius pasiekė 100 milijonų vartotojų. Tai pati technologija yra įdomi visam pasauliui. Ir tų vartotojų kiekis auga ir didėja kiekvieną dieną. Kurie yra paimti dirbtinio intelektu. Toliau, kalbant apie tai, kaip atsirado dirbtinis intelektas, tai mes galim, aišku, apie evoliuciją, kur atsiranda tokie word procesoriai. Tai čia kalbam apie 1979 metus ir kviečiu sutelkti dėmesį šiek tiek, pasižiūrėti, apie ką kalba 79 metais, kaip jau mūsų darbus pakeis naujausia technologija. For most companies, this is still the office of today.
An army of clerks, secretaries and typists use their skill to route messages in and out of filing systems and into the hands of managers. And there's another army of postmen who carry those messages across the country. How very different it'll be in the office of tomorrow. Command, letter, to all branch managers. Message, figures for holding account now required. My office by 1400 hours, please. Signed, Casey, Managing Director. Now, I can read that message here on my screen, and you can also read it on your screens at home. And so too would all my branch managers if I were simply to give the command, send. The message would be transmitted down telephone lines to all their offices, where it would appear simultaneously on all their screens. No army of clerks and secretaries, no postmen, no paper. Science fiction? Not a bit of it. Systems like this are in operation in offices all around the country at Šitoje the vietoje moment. sustosiu ir jeigu girdėjote science fictions minėjo, kad galbūt toks išsiuntimas 79 metais žinutės arba laiško, tai yra kažkas tai tokio kaip revoliucija tokia. Tai kiekvienais metais, kas kažkokį tai laikotarpį, vis atsiranda kokia nors revoliucija, technologinė revoliucija ir jinai pakeičia žmonių gyvenimus. Tai klausimas turbūt būtų apie dirbtinį intelekto revoliuciją, kaip jinai pakeičia mąstymą ir kaip jinai gali pakeisti mūsų darbus, darbo vietas ir galbūt ir asmeninius gyvenimus. Tai čia jums norėsiu vieną parodyti video, kuris yra sukarpytas, tai tiesiog Google pranešimas, kai būna Google pristatinėja naujausius savo įrankius, technologijas, tendencijas, ką planuoja arba ką sugalvojo, ką integruoja. Ir šitas memas yra padarytas toks, kad iš tų pranešimų buvo iškarpytos tik tos vietos, kuriuose buvo minimas dirbtinis intelektas ir kur jį taikys ir kur jisai integruotas bus ir panašiai. Tai kviečiu sutelkti dėmesį į memą sukurtą apie dirbtinį intelektą, kur ir kaip jisai bus taikymas Google. AI, generative AI, AI as AI, AI. It uses AI, bring AI, generative AI. Tada pranešimas, kur minime vien tik tai dirbtinį intelektą ir galima būtų teikti, kad beveik kiekvienoje srityje bus integruotas. Čia eina į dirbtinis intelektas. Nėra tik tai, kad šių metų, praeitų metų ar dar už praeitų metų eigoje atsiradęs naujas įrankis arba technologija, kuri keičia tiesiog pasaulį. Dirbtinis intelektas aplink mus yra jau labai seniai ir mes dirbtinį intelektą galime matyti, kad mes dirbtinį intelektą jau galime sutikti žemėlapiuose, kur mums nurodo ir parodo, kur ir kaip mes galėtume važiuoti, kurias vietas apvažiuoti, kaip paskaičiuojamas tam tikri maršrutai. Ir čia vienas iš tokių būdų, kur mes sutinkame. Tada paveikslėlių atpažinimas, tai teko tikrai ne kartą jungtis prie paskyros kokios nors, kad ir elektroninė pašto paskyra. Ir reikėtų identifikuoti save ir kartais sutinkate, kad reikia pažymėti iš kelių paveikslėlių, ten perėjos būna, arba šviesoforai. Tai ten jau yra integruotas dirbtinis intelektas ir mes galime taip atpažinti ir treniruoti, padėti dirbtiniam intelektui treniruotis. Kitas tai yra socialiniai tinklai, tenai mes irgi jau seniau turim integruotus dirbtinio intelekto įrankius arba funkcijas ir socialiniai tinklai stebi, žiūri, kas mums patinka, ką mes sekame, komentuojame, gal tai, ką paskui mums pasiūlyti. Panašiai.
Ir aišku, dar viena iš tų kategorijų, tai yra save vairuojantis automobiliai, kur tiesiog mes sėdam ir mus nuveža ten, kur reikia. Ir pats automobilis suprogramuotas gali atpažinti, ar tai yra gyvūnas gatvėje, kitas automobilis ir pats viską nusprendžia už mus. Mums tiesiog reikia kartu keliauti ir važiuoti. Tai dirbtinį intelektą aplink save matom jau labai seniai. Tai jeigu taip žiūrint, kas tai yra, tai kompiuterio pagalba sukurtas algoritmas. Ir algoritmas ne šiaip koks paprastas, tai toks algoritmas, kuris sprendžia jam priskirtas užduotis, bet išsprendęs taip pat ir mokosi iš duotų algoritmų, duotų tekstų ir nuolatos tobulėja. Toliau kalbant apie dirbtinį intelektą, labai svarbu gal žinoti, kurioje vietoje žmonija yra ir ką planuoja ateityje. Tai kai mes žinojame jau labai seniai, kad yra kūriamas toks dirbtinis intelektas, tai esame iš siaurojo dirbtinio intelekto kelionėje į bendrinį dirbtinį intelektą, tai štai čia, kur yra rodiklėje pažymėta, tai siaurasis labiau gebėjo anksčiau spręsti galbūt vieną konkrečią specifinę užduotį, o jau bendrinis, į kurį mes einame ir jau arčiau jo esame, tai galės spręsti daug užduočių įvairiausių sričių vienu metu. Ir labai toks svarbus paminėjimas, kad einame į kitokio dirbtinio intelekto, kuris labai aiškiai geba suprasti žmogaus kalbą ir tekstus. Tai apie šitą būtent šiandien ir bandysim nagrinėti. Ir aišku, žmonija norėtų nukeliauti iki superintelekto, štai čia trečioje vietoje kokį turime, kuris manoma, kad bus dar geresnis negu žmogus atliekant tam tikras užduotis, ar tai darbinės, ar kitas kokias bus užduotos. Ir ta dirbtinio intelekto revoliucija, tai nėra, kaip ir minėjau, šių metų ar praeitų metų kažkokia nauja dalis. Dirbtinį intelektą nagrinėjame jau nuo 40–47 metų, kada po kiek laiko atrandam vis kažką naujo ir sukuriam, pavyzdžiui, GPT pirmąjį, 18 paleidžiam, tada turim trečiąjį. Ir kai trečią pasileidžiam GPT, 20 metais įvyksta kažkas tokio, kur mes matom proveržį žmogaus kalbą ir aiškiai gebanti kurti tekstus, analizuoti tekstus. Tai 20 metais iš visų atliktų tyrimų, kai mes kūrėm ką nors su dirbtiniu intelektu, tai aišku, nėra taip, kad tiesiog sukuriam, paleidžiam, viskas būna ištestuota. Tai testų metu, kaip tai gali atlikti žmogus. Ir 20 metų eigoje, kai tyrinėjom kalbos supratimą, buvo pastebėta, kad dirbtinis intelektas ir sukurti modeliai žymiai geriau atlieka ir efektyviau visas užduotis, negu tai galėtų atlikti žmogus. Ir aiškiai supranta tekstus ir kalbą. Ir kodėl būtent taip įvyksta, tai nagrinėjant dirbtinio intelekto jau kategorijas ir kiekvieną imant, tai jeigu kalbėtume apie didelius kalbos modelius, tai čia mes sutinkame neuroninius tinklus. Tai neuroninius tinklus mes integruojame į dirbtinį intelektą ir taip duodame laisvę jau pačiam dirbtiniam intelektui, pasinaudojant savo turimais duomenimis, nuspėti, ko mes norime ir pateikti mums rezultatus, kokių mes norime. Tai pagrindinė mintis, kaip veikia neuroninis tinklas, tai jis nuspėja sekantį žodį. Kitas svarbus žinojimas, kurį reikėtų atkreipti dėmesį, tai jeigu dirbtinis intelektas nežinos žodžio, neturės duomenų, tai jis gali tuos žodžius arba duomenis sugalvoti. Tai čia atkreipiu dėmesį ir tikrai
žinokit šitą dalį. Toliau, kalbant apie dirbtinį intelektą, tai tas visas bumas, amžius ir noras naudotis yra prasidėjęs ir kiekvieną dieną galima sutikti ne vieną tokį dirbtinio intelekto įrankių gausos ratą, kuris pateikia daug įvairiausių sričių, kuriuose mes galime integruoti, sutikti dirbtinį intelektą, kuriame yra kūriamas dirbtinis intelektas ir panaudojamas. Tai tiek video formatams, rašymui, dizainams, kurti chatbotus vadinamus, komunikacijai, produktyvumui. Tai čia nėra baigtinis sąrašas tų kategorijų, bet kiekvieną kartą vis atsidarius sąrašą įrankių, kuriuose pilna labai daug puslapių, kuriuose daug yra pasidalinimų, tai matysim vis kažką tai tokio naujo. Tai dirbtinis intelektas nėra tik tai pasauliniu lygmeniu kažkur toli naudojamas, apie jį kalbama ir Lietuvoje, ir tai labai svarbu. Taip, tai pasistengsiu taip lėčiau tada sakyti, jeigu matysit, kad stringų ar garsas ar vaizdas, tai primenu, kad esu čia dabar apie dirbtinį intelektą Lietuvoje. Ir čia jums pateikiu dirbtinio intelekto tyrimo ataskaitą, kaip darbo rinkoje viskas atrodo. 23 metų ataskaita yra ir joje yra išanalizuota ir pateikta, kad vis dėlto, kad ir kaip sparčiai visi mes registruojame, stengiamės naudoti, pritaikyti dirbtinį intelektą, vis dėlto dar trūksta ir įgūdžių. Kai kur finansavimo gali trūkti duomenų kokybės, kas yra su teisiniais ir etiniais klausimais, nes dar mažai kur yra apibriešta tai. Daug kas dar nepasitikė dirbtiniu intelektu ir jo įrankiais ir aišku, trūksta to reguliavimo. Tai jeigu kalbėtume apie etinius klausimus, tai čianai pilna klausimų, visas pilnas sąrašas yra, kaip modeliai treniruojami, autorinės teisės ir diskriminacija, nelygybė labai svarbi, kaip mes naudojame, ką reiškia naudoti, kai kur kyla klausimų leisti ar drausti, kokias dalis galima naudoti ir kas toliau gali išsivystyti iš dirbtinio intelekto esamų įrankių ir technologijų. Tai ES lygmeniu, jeigu pasižiūrėtume, kas jau yra daroma ir kalbama apie etinius ir panaudojimo klausimus, tai čianai pateikiu jums sąrašą pagal šalis ES, kas yra pasiruošęs strategijas ir kuriais metais tai yra padaryta. Tai kai aš pasakoju, jeigu matėt, 20 metais buvo tas proveržis, kada dirbtinis intelektas geba aiškiai suprasti žmonių kalbą ir atlikti dar geriau užduotis su kalba, tai čia mes matom, kad kai kurios strategijos yra senesnių net metų, arba tų metų daugiau negu 21 metų strategijos matom. Tik kelias tokias matom tokius skaičiukus. Tai su šituo klausimu ES atsilieka ir tenka mums patiems priimti sprendimus. Ir sprendimams priimti rekomenduoju aptarti mano pateiktus punktus. Tai aišku, labai svarbu aptarti pamatinius klausimus, kada mes suvokiam, bandom pažinti, išbandyti ir įtraukti dirbtinį intelektą. Svarbu aptarti, jeigu organizacijoje naudosite, kaip naudosite, kokius duomenis galima naudoti, leisti ar neleisti, apribojimai tam tikrų įrankių, būtinai apsitarkite. Tada labai svarbu šališkumas, tai čia, kai mes gauname informaciją iš dirbtinio intelekto, tai būtinai turim kritiškai įvertinti, patikrinti šaltinius, nes, kaip ir minėjau, jeigu duomenų dirbtinis intelektas neturės, arba turės mažai, gali arba netinkamai paklausime, gali šaltinius sugalvoti, gali mūsų tekstus sugalvoti pats ir būtinai visą laiką turim pasitikrinti tai, ką gauname ir tik tada naudoti. Ir tada darbo vietoje
kaip mes tą darom, panaudojam, pritaikom, integruojam ir tada stebim, kaip mums produktyviai tai atsiperka. Ir kas yra irgi labai svarbus, yra socialinis žemdavimas ir demokratija. Tai būtinai sąmoningai vartojame dirbtinį intelektą ir ugdome vieni kitus. Tai ar tai būtų mūsų darbo aplinkoje, ar tai būtų mūsų pažįstami, artimieji ir labai svarbi, aišku, ir švietimo sritis, kurioje jau tik auginame pačius mažiausius mūsų žmonės. Tai čia klausimas tada kyla, kokius įgūdžius formuoja dirbtinis intelektas. Tai kada turėjom atsiradusi elektra prieš 40 metų ir daugiau, kada kompiuteris turėjom ir atsiranda dirbtinis intelektas, tai kiekviena technologija ar technologiniai proveržiai formuoja arba pakeičia žmonių mąstymą ir pakeičia įgūdžius. Tai gali būti paskatinti arba susilpninti. Tai irgi daryti tyrimai ir svarstymai yra tokie, kad kai naudojame dirbtinį intelektą ir tinkamai jį panaudojame, tai mes dar labiau paskatinam savo kritinį mąstymą, dar labiau reikia įtraukti kūrybiškumą ir čia toliau galim puikiai generuoti idėjas, spręsti problemas, analizuoti duomenis, vieni su kitais galime efektyviau bendrauti ir naudoti tas naujausias technologijas ir būti priekyje su naujausiamis technologijomis. Ir čia yra dar taip pat irgi ataskaitai irgi yra tokia technologija, kuri produktyvumą gali pakelti net 50%. Bet aišku, tas skaičius įmanomas tik tada, kai suprantame, kas yra dirbtinis intelektas, kai jį integruojame ir kai naudojame, ir kai panaudojame tinkamais būdais. Ir čia panaudojant, tai tiesiog svarbu atsirinkti, kokiose srityse, kokius įrankius galėtume naudoti. Visas sąrašas pilnas įrankių, kuriuo galėtume imti kiekvieną, registruotis, naudoti, bet kai jų yra tiek begalė, tai svarbu suprasti, kad kai turime dirbtinį intelektą, jis keičia mūsų pasaulį. Bet tam tikrų sričių negali pakeisti. Pavyzdžiui, kaip šitame paveiksliuke, tai klausimas ChatGPT, kad pabaigtų statyti pastatą. Tam tikros sritys nėra pakeičiamos ir nėra sudėtingai galbūt integruojamos į dirbtinį intelektą, bet labai svarbu suprasti, kad turime gebėti išmokti naudotis dirbtiniu intelektu ir dirbtinis intelektas neperima mūsų darbų. Tai tokia labiau žinutė yra jums, kad jeigu dirbsime darbus ir bus žmonių, kurie gebės naudotis internetu, tai jie labiau bus tie darbų užsiėmėjai tų vietų, kai mokės naudotis dirbtiniu intelektu. Kodėl taip svarbu ir kodėl mes esam šiandien susitinkame, čia susijungiam visi kartu. Tai tema yra nevyriausybinės organizacijos. Ir kaipgi panaudoti tą dirbtinį intelektą organizacijoje, kurioje dirbu, aš su kuria veikiu, ir kaip atrodo viena diena, pavyzdžiui, su dirbtiniu intelektu nevyriausybiniai organizacijai. Įsivaizduokime, ką galėtume veikti tą dieną. Tai pamastymų yra visokių, bet kelis tokius darbus, kuriuos dažniausiai darome nevyriausybinėse organizacijose, tai yra žemiau parašyti. Tai ir renginius reikia organizuoti. Renginiams reikia vizualių priemonių, tekstų, reikia projektus rašyti arba pateikti, analizuoti, reikia laiškus siųsti ir formuoti, reikia komunikaciją daryti socialiniuose tinkluose. Ir čia keli tokie būtent šitose srityse ateinantis patarimai ir bus toliau mano pranešime. Tai sutelkiam dėmesį, kokie pažingsniui galėtų būti atlikti veiksmai, kad galėtume efektyviau panaudoti dirbtinį intelektą.
Nereikia iš karto imti ir nesuprantant, kas tai yra, kopijuoti, dėti ir pernaudoti. Ir tada tik svarstyti, ar gerai, ar negerai, ar prisitaikė ir panašiai. Tai tie žingsniai mano rekomenduojami, tai pirmieji ir tie, kad pradžiai turime susipažinti, suprasti, kas yra dirbtinis intelektas, kaip jis veikia, tada išbandyti bent kelis įrankius. Tada antrame žingsnėje svarbu atrasti sritis, kuriuose mes galime pritaikyti dirbtinį intelektą. Nes kaip ir minėjau prieš tai skaidrės, kur buvo, pavyzdžiui, pastato dirbtinis intelektas nepabaigs statyti, bet reklamą galėtų padaryti, pavyzdžiui, pastatui, aprašymus padaryti, kaip reikėtų, paskaičiuoti, sudėlioti ir panašiai. Toliau, trečiame žingsnėje labai svarbu surasti įrankius, kuriuos galime panaudoti ir kurie gali būti pritaikyti mano srityje. Tada labai svarbu apsibrėžti ketvirtą žingsnį, apie kurį minėjau. Nors ES ir Lietuvos nacionalinių lygmenių nėra apibrėžta, kaip naudojame, kokie etiniai klausimai svarbus, kas bus iš to, jeigu panaudosiu, bet galiu apsibrėžti savo nevyriausybinės organizacijos rėmuose. Kokią strategiją, kur naudosime, kaip naudosime ir panašiai. Tam galim pasitelkti ir patį dirbtinį intelektą. Jis gali mums padėti suformuoti mintis, klausimus ir mes galime apsirasti tą strategiją. Penktas žingsnis pats svarbiausias ir šiandien aš jį trumpai jums papasakosiu. Tai yra užklausų inžinerija. Gebėti išmokti pačius geriausius rezultatus. 7. Tai tik tada, kai žinosim užklausų inžinerijos metodus, gebėsime formuoti tekstus, gebėsime formuoti vaizdus, toliau galėsime apjungti tiek su vaizdu ir tada jau ruošti įvairias medžiagas, laiškus, aprašymus ir panašiai. Ir taip naudodami, būtinai, aišku, nepamiršti reikia išmokus toliau naudoti ir formuoti naudojimosi įprotį. Ir paskutinis, labai svarbus punktas, dirbtinis intelektas, kad ir kaip gerai viską geba ir moka, jis turi ir apribojimų. Sudėtingai supranta dar didelį kalbos modelių dirbtinis intelektas. Sudėtingai supranta skaičius, daro klaidų, gali išgalvoti, gali haliucinuoti, ir dar priklausomai nuo kokį įrankį, kaip naudojame, gali ir netinkamus atsakymus pateikti. Tai būtina visą laiką, kai gauname rezultatus, analizuoti, ką gavome, patikrinti kelis kartus ir būtinai, jeigu nenorime, kad etika mus įvytųsi ir sakytų, kad mes tiesiog esam plagiatoriai, nukopijuojam, įdedam ir savo minčių nepanaudojam, tai visada gautą rezultatą patobuliname savo mintimis, pritaikome savo ir tada jau tik tai naudojame. Tai tokia yra 8 žingsnių programa, o mes galim keliauti prie mano minėtos, kur sakiau, su jumis pasidalinsiu, kas ta užklausų inžinerija yra. Tai mes turime tokį procesą ir jo metu naudojam įvairius metodus. Nėra vieno metodo, yra keletas metodų, kur galime naudoti pavieniui juos arba apjungti, visus į vieną sudėti. Ir naudodami tuos metodus galime su dideliu kalbos modeliu, kuris yra dirbtinio intelekto didelis kalbos modelis, gauti geriausius atsakymus. Ir kuo geresnę užklausą parašysime, tuo tikslesnius, išsamesnius ir tinkamesnius atsakymus galėsime gauti. Iš natūralios kalbos apdorojimo labai svarbu, tai kalbant apie tuos didelius kalbos modelius, kurie geba suprasti ir atpažinti mūsų kalbą, mes galime daryti teksto analizę, galime versti tekstus į kalbas, galime sukurti tekstus. Galite užklausus klausimą pateikti atsakymus, pateikti norimus rezultatus. Ir aišku, dar vienas toks naujausias, kas ateina, galime chatbotus arba tuos virtualius asistentus sukurti, kurie dar labiau
gebėtų mums pagelbėti veiklose. Ir čia, jeigu kalbėtume, kaip tai atrodo, kas tas didelis kalbos modelis, kuris mums apdoroja informaciją ir pateikia atsakymus. Kaip viskas vyksta? Rašome užklausą, didelis kalbos modelis žiūri, kaip mes parašėme užklausą, veikia pagal mūsų parašytą užklausą, įsigilina, tada iš treniruotų duomenų ima informaciją pagal suformuluotą užklausą. Ir tik tada gauname mūsų rezultatą ir galime paskui jį kažkur tai naudoti. Atrodo nesudėtingas toksai procesas, bet sudėtingiausias procesas yra prieš klausiant. Labai svarbu prieš klausiant galvoti, kokio rezultato mes norėsime. Tik tada rašom užklausą, angliškai prompt, tai čia kaip žinutė dirbtiniam intelektui. Žinutė, ko mes norime. Užklausų formulavimui yra keli tokie patarimai, metodai, kuriuos galėsite tikrai naudoti. Reikia galvoti apie norimą rezultatą, galite suteikti rolę, galite naudoti įvairius stilius, asmenybės stiliai, rašymo stiliai gali būti, galite prašyti įvairių formatų panaudojimų, galite prašyti net, kad mąstytų žingsnis po žingsnio, galite kelis kartus pakeisti užklausą, perklausti, paprašyti, kad papildytų. Ir labai svarbu, dar kartą paminėsiu, nes labai svarbus punktas yra informacijos tikrinimas. Kai gausime rezultatą, būtinai pasitikriname, ar jisai yra tinkamas mums. Ir čia aš jums noriu pateikti kelias metodologijas, kurias tikrai galite panaudoti užklausoms formuoti. ACT yra rolės užklausa. Mes sakom, kad dirbtinis intelektas tuo metu bendraudamas ir teikdamas norimą rezultatą galvotų kaip tam tikras žmogus, tam tikras personažas, tam tikras veikėjas gali būti ir panašiai. Ir tada dar keletas jų, kurias papasakosiu apie jas. Pradžiai, užklausas formuojant, labai svarbu pasirinkti, kaip norėsime. Nereikia visų mano minėtų sudėti visko vieną, bet užklausas formuojant labai svarbu pasirinkti, kas pateiks, kokioje rolėje galvos dirbtinis intelektas, kad pateiktų mums atsakymą, kokią užduotį norime duoti, būtinai tą užduotį reikia paminėti ir tada renkamės, ar norim papildomų formatų pridėti, galbūt aiškumo įdėti, galbūt reikia tam tikrų klausimų, galbūt reikėtų įdėti pavyzdžių. Tai čia tiesiog yra pavyzdys, kokias struktūrą galime užklausoms naudoti. Tai čia yra ir kitur ir išsiversti, kad ir su DeepL yra toksai dirbtinio intelekto paremtas vertėjas. Tai čia pavyzdžiui rolę suteikim, pasakom kokia užduotis ir koks formatas. Ir tada kitas variantas. Galim pasakyti, ko mes norime, turėtų būti atlikta ir kokio rezultato norime. Galime net pasakyti dirbtiniam intelektui, ko norime arba ko nenorime. Ir labai svarbu, kai darome užklausas, kurtis šablonus, žinoti, ko mes norime ir juos kažkur saugotis, kad karts nuo karto, kada mums reikia, pernaudojam tos šablonus. Nes pačią geriausią užklausą reikėtų šiek tiek padirbti, pasipraktikuoti, kad galėtume suformuoti. Užklausoje labai svarbu yra rolė, galim pasakyti temą net kokioje temoje norime, kad būtų užduotis atlikta. Galime apibūdinti rezultatą, kokiu formatu ar struktūra mes norime. Tada galime pasakyti, kaip ir minėjau, tam tikrus apribojimus padaryti. Ką turėtų padaryti, ko neturėtų daryti arba ko neminėti gali būti. Labai svarbu nurodyti ir tikslinę auditoriją. Ir kai atsakom į tos klausimus, ką mes turime savo žiniomis, mūsų atsakymų iš užduoties, instrukcijų ir konteksto, galime suformuluoti vieną didelę tokią užklausą.
Ir kai suformuluojam užklausą, teikiam ją dirbtiniam intelektui. Ir galimos rolės iš tos pirmosios metodikos, tai gali būti ekspertas. Tai gali būti, galima net rašyti kaip pats geriausias nevyriausybinės organizacijos ekspertas arba nurodyti ekspertas tokioje ir tokioje srityje. Galbūt tai konsultantas gali būti, tyrėjas, gali būti profesionalas ar žinovas. Mes roliai galim duoti bet kokį mums žinomą rolės pavadinimą. Galime nurodyti net konkretų pasaulyje žinomą žmogų. Ar ten Steve'as Jobsas bus, galbūt kažkokius žinote, galbūt yra tyrėjai. Svarbu, kai nurodome rolę ir nurodyti žinomą personažą arba žmogų, žmogus turėtų būti daugiau žinomas ne tik mūsų, pavyzdžiui, kur apie jį duomenų mažai randama. Jeigu paminėsim tokį žmogų, tai apie jį duomenų neras ir veiks pats sugalvojęs kokioje rolėje. Tai netrukus tada parodysiu, kaip tai nors įrankiu. Ir čia mes galim remtis tam tikrais žingsniais ir tokios instrukcijos. Mes galim, kai norime rezultato, paprašyti, kad dirbtinis intelektas mums išanalizuotų informaciją, pateiktų įžvalgas, gali struktūrizuoti atsakymus. Galim net paprašyti, kad išsamus būtų atsakymai, kad pateiktų pavyzdžius, punktus, paaiškinimus. Tai kadangi mes naudosime didelį kalbos modelį ir kuris geba aiškiai ir tiksliai atsakyti ir suprasti mūsų kalbą, tai bet kaip pateikta, bet kokiais žodžiais pateikta informacija puikiai bus suprantama. Tai kuo daugiau įvairių žodžių naudosime, prašydami rezultato, tuo bus jam aiškiau. Bet prieš tai, aišku, labai svarbu patiems suformuluoti užklausą. Ir dar keli pavyzdžiai iš užklausų. Tai galime pasakyti, kad modelis pasinagrinėtų mūsų duotą vieną pavyzdį, arba net galima tą daryti. Tai mes duodame, pavyzdžiui, mūsų norimas idėjos pavyzdį, jis jį pasižiūri, pasakom, kaip jis turėtų galvoti ir tada jis gali mūsų formuluoti daug pavyzdžių, kaip tai atrodo. Jeigu rašytume užklausą atrodytų taip. Tai turime rolę, ką reikia atlikti, turime temą. Po tema turime pavyzdžius. Jeigu mes esame veikloje, kur reikia produktus aprašyti, o galbūt reikėtų aprašyti kokį projekto dalį, mažą gabaliuką, tai tada rašom, kad esi projektų rašymo ekspertas. Ir mums reikia projekto pristatymo aprašymą. Ir tada gal nurodom 3, pavyzdžiui, sakinių. Ir pasakom, kad projekto pristatymas yra tema ir nurodot temą. Pavyzdžiui, kokia tema? Švietimas arba įtraukimas tam tikros veiklos ir panašiai. Ir tada, jeigu turime iš anksčiau projektų aprašymų, įrašom projekto aprašymą pavyzdį, vieną kitą ir panašių iš anksčiau jau išnagrinėtų įsidedam ir tada prašom, kad dirbtinis intelektas mums suformuotų daugiau tokių pavyzdžių. Suformuoja pavyzdžius, mes galime įsitinti ir mes galime tik kartas ruošdamas, pavyzdžiui, analizės reikia kokios nors. Gali galvoti žingsnis po žingsnio ir nurodyti mums, ką mes turime daryti, jeigu mums reikia. Pavyzdžiui, turėtume projektą, tai pasiėmė temą. Jūsų net galite pagalvoti, kokią kurioje veikiate. Mes paprašėme.
Taip, matau. Gerai. Taip. Gerai, tai aš perjungiau jums į kad ne tai, kad teorinių pavyzdžių, o čia labiau norėčiau parodyti, kaip panaudojam praktiškai dirbtinio intelekto įrankius. Tai labai svarbu atkreipti dėmesį, kai turime Google paskyrą, tai su ją labai paprastai galite prisijungti prie Gemini, paprašyti, kad ir nurodyti, kad jūs norėsite naudoti Gemini, ir tada jau atsidurite įrankyje, su kuriuo galite komunikuoti, bendrauti ir kalbėti. Tai čia kairėje pusėje turite pokalbius. Jeigu turėsite jų daugiau, visas sąrašas jų, štai čia kairėje bus, pavyzdžiui, pradėsiu be užklausos, tiesiog parašysiu, kad parodžičiau kelias. Paprašiau tiesiog trumpos užduotėlės, kur tai gali būti naudojama. Ir štai turiu čianai atsakymą. Ir jeigu norėsiu dar vieno pokalbio, prasiplečiu, galiu matyti daugiau mūsų esančių pokalbių. MVO panaudojimas, kurį dariau ir panašiai. Ir čia pačioje, kaip tai vyksta. Galbūt tiems, kurie dar nenaudojo ir nežino, kur tai randasi, tai primenu. Apačioje rašome užklausą. Štai čia laukelis. Taip pat galime paprašyti, kad mes pasakytume balsu užklausą, neįsirašytų. Taip pat galime, kad paskaitytų mums gautą rezultatą. Paspaudžiam klausyti ir rezultatą mūsų paskaito. Aišku, dar pats stilistika kalbėjimo ir kirčiai nebūna tokie, bet manau, kad su laiku ištobulės tas. Ir taip pat galime įkelti vaizdą. Tai čia mes įkeliam nuotrauką arba paveikslėlį ir dirbtinis intelektas gali išanalizuoti ir papasakoti, ką mato tame paveikslėlyje. Tai taip atrodo įrankis. Ir jame, kai formuojame naują pokalbį, pabandykime nors vieną rolę kokią nors suformuojame. Kaip tai vyksta? Rašome. Galime formuoti arba tu esi toks ir toks ekspertas. Pavyzdžiui, galit pasakyti temą ir aš ją tada panaudosiu. Nes organizacijos. Paėmėm rolę. Galit konkrečią temą net nurodyti tam tikroje srityje. Parašysiu švietimo. Pavyzdžiui, tokį. Jūs savo temą galite nurodyti. Pradžia tu esi arba įsivaizduok, galvok, kaip, nėra tokia svarbi. Svarbiausia nurodyti, koks ekspertas ir galbūt kokioje srityje. Ir tada galite prašyti. Prašau man pateik idėją. Tai gali būti idėja, punktai,
gali būti analizė, gali būti, tai tiesiog rezultatas jau jūsų yra, kaip jūs sugalvosite. Tai prašau pateikti, prašote, ko norite ir sakau, kad man bus idėja reklamai. Pavyzdžiui, švietimas, lankyti užsiėmimus senjorams. Ir štai, suformavome rolę, ta mano rodyta, kad mes galim pasakyti, kaip turėtų galvoti dirbtinis intelektas, kokioje rolėje, ir toje rolėje pateikti man atsakymą. Ir čia papasakau, kokio rezultato norėčiau, ką jis turi atlikti. Ir štai gauname rezultatą, idėją reklamai. Ir gali būti net, kadangi aš tiksliai nesu, kokie mimai, mums net kalbų, sveikatingumo, jeigu aš nurodžiau švietimo, tai jis taip būtent galvos. Gauname rezultatą ir tikslinę auditoriją, vizualinius elementus gauname ir toliau galime su ta informacija dirbti. Tai galime išsiimti tam tikrą gabaliuką ir naudoti. Toliau, jeigu mes, taip, šitą paspaudžiu, jeigu mes gaunam rezultatą ir paskui norime nusiųsti kitiems, kad jie visi redaguotų, pavyzdžiui, arba norime įsisaugoti savo, jeigu turime Google paskyrą, savo Drive, arba Wordiniam failiuke, arba Exceliniam failiuke, tai čianai apačioje yra keli pasirinkimai. Galime eksportuoti į dokumentus. Galime eksportuoti į, net jeigu rašytume laišką, į juodraštį. Ir tada toliau dirbame, eksportuojame ir iš to visi kartu sujungiam į vieną failiuką, pavyzdžiui, reikia idėjom generuoti reklamai. Ir iš eksporto prisijungę gauname norimą rezultatą. Kai gauname norimą rezultatą, aišku, visą laiką toliau bendraujant su dirbtiniu intelektu, galime paprašyti, kad jis patikslintų norimą informaciją. Tai dabar sugalvok. Reklaminį pavadinimą iš trumpą reklaminį pavadinimą. Kviečianti senjorus lankyti ir pasirinksim Vilniui, galim pasiimti Tauragėje, pavyzdžiui. Tauragės universitetą. Man pats sugalvoju, nespėjau parašyti, pat Tauragėje. Užsiėmimus. Apie technologijas. Ir taip, gauname galimus pavadinimus. Pavyzdžiui, reklamai turime. Galime pasiimti norimą, pasiredaguoti jį. Nebijo kompiuterio, atverk technologijų pasaulio Tauragėje. Pavyzdys. Taip, turime. Tai mes panaudojom rolę ir gavome ir panaudojam toliau kurti, pavyzdžiui, reklamą. Kaip tai atrodytų? Aš naudoju Canva ir jį Canva galime panaudoti daug įvairiausių būdų suformuoti mūsų žinutę. Tai čia jeigu kalbėtume renginiams, scenarijams, kvietimams ruošti, vizualiką net, socialiniams tinklams viešinti.
Tai čia kuriu dizainą. Jeigu norėsiu reklamą, pavyzdžiui, Facebooko reklamą pasinaudosiu, gal bus vadinamas tas pristatymas toksai, kur būna, kai įsijungiam. Gal Instagram'e norėsiu ir panašiai. O gal pradžiai posterį pasidarysiu ir jame paskui sudėsiu visą informaciją ir tada naudosiu. Pavyzdžiui, spaudžiu Facebooko reklamą darysiu, nes kviesime senjorus į užsiėmimus. Ir čia įdedam tekstą kairėje pusėje. Įsidedu mano pavadinimą, kurį sugeneravo man dirbtinis intelektas. Taip. Ir tada panaudoju dar vieną technologinį įrankį. Tai Canva turi funkciją su dirbtiniu intelektu susietą. Kai einam į apps kairėje pusėje, susirandam prie naujų populiarių Magic Media. Ir šitoje vietoje mes galim suformuoti savo norimą paveikslėlį su dirbtiniu intelektu. Tai paveikslėlį, aišku, reikėtų pagalvoti, su kuo jisai galėtų būti susijęs. Tai lygiai taip pat, kai užklausą rašėme mūsų Gemini įrankyje, užklausą reikia formuoti ir kai formuojame paveikslėlius. Kas svarbu paminėti užklausoje? Tada aš atsidarysiu ir jums parodysiu. Užklausoje labai svarbu paminėti, kokia bus vizualo tema. Tai pavyzdžiui, jeigu turim, tai sėdi galbūt žmogus prie kompiuterio. Vizualius. Koks aktų, vintažinį, pilną stilių galima pasirinkti. Vizualą kaip fotografija gali būti ir panašiai. Būtinai galime nurodyti ir vizualo spalvas, arba net pasakyti kokią nuotaiką. Kartais spalvinė gama, arba jeigu bus tai veidai, išraiškos, tenai gali būti ir atsispindėti nuotaika. Tai tiesiog šitoje vietoje, kur yra paveikslėlių formavimas Canvoje, įrašome norimą. Tada darome, kad ir vintažinis stilius. Trumpai dabar aprašysiu, bet kai galvosite užklausą ilgiau, pagalvokite, kas galėtų būti. Galite rašyti ir lietuvių kalbą, galite rašyti ir anglų kalbą, kai aš rašiau, arba su vertėju įsiversti. Tai aš dėl tikslumo naudoju anglų kalbą, nes tiek kalbos, tiek vizualams kurti kalbos modeliai buvo treniruoti anglų kalba, todėl žymiai geriau supranta anglų kalbą. Tai pavyzdžiui, panaudosiu tokį paveikslėlį. Svarbu, kai aš paspaudžiu ant paveikslėlio jį turi mano čia ten, kur aš formuoju, jeigu nenoriu kažkokio išimetu jį. Ir tada įsikeltose paveiksliukuose failuose atsiduria mano panaudoti paveikslėlį. Jeigu jo nepaspausiu, nepanaudosiu, jis neatsidurs. Jeigu paspausiu 3 taškelius, galiu sugeneruoti daugiau paveikslėlių panašių į tai. Ir tada pasirenku norimą paveikslėlį. Aišku, jau formuoti, jau čia jūsų bus kūrybiškumas. Kur ir kaip sudėsite, galite net konsultuoti su pačiu dirbtiniu intelektu, kaip geriausiai reikėtų suformuoti, kurioje pusėje, kaip kokį tekstą naudoti. Ir čia turime jau pirmąjį tokį variantą. Su spalvas tik tai pakeisiu. Ir pirmąjį variantą reklamai.
Ką dar galbūt svarbu panaudoti, dar vieną funkciją iš Canvos dirbtinio intelekto, keliaujam į programėlės, QR suvedu, formuosiu QR kodą, spaudžiu Hello QR, šitas yra paremtas dirbtiniu intelektu, ir mes galime duoti nuorodą, kur reikia registruotis. Tai arba tai puslapis bus, arba tai bus anketa, kurią reikia užpildyti. Tai kol kas tiesiog pasiemate nuorodą. Tai aš gal tada paimsiu kitą iš kitur. To jau. Paimsiu mūsų puslapio nuorodą, dėl pavyzdžio, kad tokia būtų. Ir tarkim, su gėlėm susijusi QR kodą sugeneruosiu. Jau mes einam į pabaigą, baigsim formuoti mūsų reklamą. Pas mane reikėtų persijungti truputį kitą. Pasižiūrėsiu tuoj, kažkur turėjau suformuotų elementų. Čia, šitas. Ir susiformuojam, kur veda mūsų QR kodas. Aišku, stilistikos jau dabar nedėliosiu, jūs patys jau galėsit žiūrėtis, kaip jums patogiau. Ir taip galime, mes panaudojam kelis įrankius. Dirbtinio intelekto įrankis, su kuriuo Gemini naudojamės tekstams suformuoti. Tada naudojam Canva ir paveikslėlį formuojame ir suformuojame QR kodą. Ir taip galime jau paskui dėliotis, atsisiųsti reklaminį paveikslėlį ir taip, ir tada jau naudoti. Dabar yra nemokama versija Canvos, tai joje yra limitas, kiek ir ko galime naudoti. Aš įjungsiu tada parodyti ir tada turėsim pabaigą. Nemokamoje versija Canvos turime tam tikrus kreditus ir kiek galime, nes tai yra ir vertimas, ir QR generavimas ir panašiai, tai turi kreditą ir juos galime išnaudoti. Jeigu turime jau Pro versiją, kuri mokama, tai ten yra mažiau, tada ir tų limitų nėra ir galima daugiau naudotis. Bet tikrai, jeigu ne dažnai ir karts nuo karto reikia, tai galite tikrai pritaikyti ir naudoti. Ir mes į pabaigą keliaujame. Tai keli patarimai iš manęs bus. Tada tik pasidalinu. Tai patarimai, kai naudositės dirbtiniu intelektu, tai visą laiką bandykite jį pritaikyti ten, kur jūs matote naudingiausia galėtų būti. Bet kai gaunate rezultatus, atsakymus, visą laiką paskutinį žodį tarkite jūs, kiek jūs ir ko norėsite panaudoti, kaip ir kur norėsite pritaikyti. Šiandien, aišku, mes su jumis ribotą laiką turime aptarti viską, kur ir kaip galima panaudoti, arba visas užklausas kaip formuoti. Tai čia 4 valandų net kursas, kurį kartais vedu, tai mes 4 valandas ilgiau čia tada būtume. Bet keli tokie priminimai, patarimai jums. Kai užklausos formuojate, tai aiškiai tą darykite, patikrinkite informaciją, galite rolę sutikti, daug klausti ir atsakymus gauti, bandyti daug kartų. Tada dar labai svarbu iš rolių, iš užklausų, kad jų yra ne viena, ne tik tai rolė, kurią aš parodžiau, kad gali būti ir su pavyzdžiu, gali būti pažingsniui, minčių medis gali būti ir panašiai. Užklausų metodų yra pilna visokiausių. Tik reikia juos išsinagrinėti kiekvieną pažingsniui. Galite net prašyti dirbtinio intelekto, kad jums norimą gautą rezultatą pateiktų lentelę, paryškintų, punktus padarytų ir panašiai. Daug visokiausių formatų yra. Ir kai naudosite užklausas ir žinosite daug metodikų, galite į vieną viską sudėti ir paskui ateičiai turėti tokią šabloninę užklausą ir ją naudoti. Ir prašymas tada prašymas, toks patarimas galbūt. Mūsų komanda daro naujienlaiškius nemokamai, galite užsiprenumeruoti. Čia yra QR kodas, kur nuskanavę galite patekti ir prenumeratą. Ir mes su komanda
dažnai išanalizuojame, atrenkame, kas yra naujo, paruošiame, atsiunčiame įvairiausias naujienas iš įvairių sričių. Tai būna tiek iš organizacijų, tai čia patenka ir nevyriausybinės švietimo organizacijos, tiek iš verslų ir kiekvienai stengiamės karts nuo karto vis kažką naujo pateikti. Tai ir ten seksite ir matysite. Ir jau pati pabaiga mano paties kalbėjimo. Tai jeigu matysite, kad tai, ką aš pasakojau, norite giliau eiti ir nagrinėti kažkokioje konkrečioje srityje, norite labiau praktinių, kada mokomės, kaip rašome tas užklausas, kaip jas detaliau prijungti, pritaikyti ir panašiai jūsų pavyzdžiams, tai aišku, organizuojam ir mokymus. Ir pabaigai, paskutinis, padėka jums, kad buvot su manim. Ir čia su QR kodu dirbtinio intelekto irgi suformavau apie mane, tai galite irgi nueiti pas mane ir jeigu kažkur tai matysit, kad šiandien kažko nepaminėjau, nesupratote, tai galite man parašyti ir pasistengsiu jums atsakyti. Tai tiek iš manęs šiandien. Ačiū labai. Ačiū Aurelijai už be galo įdomią ir vertingą paskaitą, kuri net ir galbūt žinantiems, jau šiek tiek pažįstantiems dirbtinį intelektą tikrai turėjo duoti naujų idėjų, minčių. Ir turiu dar klausimą iš auditorijos. Ar QR kodą galima dėti ir į Facebooką? Ar tai yra tik tai, tarkim, prezentacijų ten dalykas? Taip, tai dabar, kur rodžiau, tą aišku QR kodą mes suformuojam ir kaip su Canva darau, tai ten dariau pasirinkau Facebooko reklamai. Tai ten bus atsisiųsim skrajutę, arba atsisiųsim reklamos formatą, šabloniuką, kurį padarėm, ten kodą įsidedam ir visą tą paveikslėlį padarytą mūsų ten reklaminį tokį pristatymą dedame, nes ten Facebook'ui skirta, nes jis pritaikytas pagal formatą. Jeigu Instagramui, jeigu tiesiog siūsite ir norėsite PDF atsisiųsti, tai jis tiesiog atsisiunčia ir jisai veikia, kur ar pakabinsite ant lapo, atspausinsite, ar į Facebooką, ar į kažkokį kitą socialinį tinklą dėsite, ar LinkedIną, pavyzdžiui, ir panašiai. Ačiū. O kitas klausimas, tu jau ilgą laiką dirbi su daugybė organizacijų, gal gali pasidalinti kažkokią sėkmės istoriją, kur žmonės pradėjo naudoti AI galbūt ne taip seniai, bet pasiekė gerų rezultatų? Iš tokių galbūt sėkmės istorijų, gal taip konkrečiai nepasakosiu, bet bendrai koks yra matymas, kai važiuoju į mokymus. Ir mes dažnai atvažiuojam ir klausiam klausimą apie tokio, kur aš šiandien klausiau pačioj pradžioj, kaip pasaulį pakeis dirbtinis intelektas. Tai dažniausiai ir mes ten tokių darom bendrą minčių tokį žemėlapį ir kiekvienas anonimiškai supildo, kaip jiems atrodo, kaip pasaulis pasikeičias, kaip yra dabar pasikeitęs. Ir daug sutinkam statistiškai tokių atsakymų, kad nebemąstysim, nebebus kūrybiškumo, pakeis mus ir tokių daug labai galbūt tokių, kur pesimistinių, neigiamų tokių minčių. Ir kai mes pradedam praktiškai, pabandom, prisiregistruojame įrankį, pabandom parašyti, paklausti, užklausą vieną kitą, tada ją apjungiam jas, tada pabandom ir Canva tą įrankį, daug įvairiausių pagal tą sritį ir tada klausim lygiai to paties klausimo ir būna pasikeitę kardinaliai atsakymai, kur ten naudosiu darbe, labai aktualu ir dabar jau žinosiu, kaip efektyviau galėsiu tą padaryti, man sutaupys tenai laiko ir panašiai. Ir paskui, jeigu po kiek laiko paklausiu jau pas tos vartotojus, su kuriais mes ten mokėmės, ar naudojate, ar darėte, taip naudoju ir dabar aš ruošiuosi ir čia padariau net užduotis tokias arba aprašymus ir idėjas, man iš viso sako, sutaupo laiko, aš padarau reklamą su ChatGPT arba Gemini padarau idėjas reklamai, tada šiek tiek pridedu savo minčių, įsidedu į, kad ir Canva ir kitokių, aišku, įrankių, kur aš šiandien rodžiau, tai nebūtinai šituos galima naudoti, įsidedu ir tada man suformuluoja net ir spalvų gamas gali irgi pasižiūrėti, galiu pasitarti ir aš tiesiog sutaupau, galiu kitoms mintims skirti tokio laiko. Tai galbūt iš to sėkmės yra, kad tauposi laikas ir tą laiką savo ar mintis galiu skirti kažkur
kažkur kitur nukreipti. Aš tikiu, kad net ir skeptikus šitą galutinę mintis įtikins, bent jau pabandyti. Aišku, nepasitikėti aklai, ką Aurelija kartojo daug kartų pristatėme, prisiminti, kad vis tiek žmogus yra ta galutinė tikrinanti instancija dirbtinį intelektą ir negalim pasitikėti aklai. Ačiū be galo, Aurelija, tau už skirtą laiką, už labai tikrai praktinius, aiškiai problemams pavyzdžius ir tikime, kad šios žinios pravers jūsų kasdienėme NVO gyvenime ir galbūt sutaupys laiko, resursų, jėgų. Dėkoju labai.